ten šūdas mašinoj prie stiklo priklijuotas? Ten GPS laikiklis. GPS-ą nupirkai? Kam tau jo reikia, taigi aš į žemėlapį galiu pažiūrėti. Tiesą sakant, dėl to ir nupirkau, kad nereikėtų tau žiūrėti. Taigi man nesunku. Tai aš ne dėl tavęs. Ką tu norėjai pasakyti? Nu tarkim taip, kad ir aš netobulas vyras esu. Tipo, aš nemoku skaityti žemėlapių? Tai čia nieko keistogi. Dauguma moterų nemoka. O ant GPS-o buvo galima rinktis vyrišką arba moterišką balsą. Tai spėk, kokį pasirinkau. Ir kodėl dabar šovinistė tu s**tas? Todėl, kad kai jis man moteriškų balsų sako After 200 meters turn right, aš juo vis tiek nepasitikiu. Kai tą patį sako vyriškų, kita kalba iškart. O tas tavo GPS-as nepasako, į kurią skylę pilasi stabdžių skystis? Nes iki šiol tai tėvui skambindavai klaust. Aš statybų inžinierius, ne automechanikas. Ir be to jau išmokau. Ai, žinai, bent jau dėl vieno dalyko visada teisus būni. Dėl kokio? Tu tikrai netobulas vyras. Viskas, prisikarksėjai. Negausi šią savaitę mašinos. Negausi šią savaitę valgyti. Nu ir gerai. Nu ir gerai.